Tai va, sveiki. Nu va, sutvarkiau, nebesibūgina man kritimas medžio garsu. O, viščiukas iškart nugirus. Iškart nužudyti. Tiksliai. Tai va, Zombie and Easy. Va, mano čia yra pats pirmas video. Na, tas pats pirmas video, kaip čia pasakius, mano sezono galim pasakyti atidarimas tiesiog. Davai Mirko, nes noriu daryti Minecraft video, sezonus ten kaip serijas, bet tos serijos ten kaip bus sezonas toks. Tai va, jeigu nesupratot, rašykite į komentarus, paaiškinsiu labiau. Tai va tiek va pasakiau. Kertam. Va, šio. Tai va, pradėsiu vėl kelti video. Kanalas senai buvo skurtas, sakiau, senai kelsiu video, bet nekėliu nieko. Nes turėjau problemų ten su tais filmavimais ten visais, su programom. Karočią dėtinimą turėjau problemų visokių. Na dabar šiek tiek geriau. Žinoma, dabar taip gali truputį matyti, kad lagina, nes mano ta vaizduškė, karočią, yra biški lieva. Planuoju pirkti naują, bet nežinau dar kada tiksliai. Bet kai nusipirksiu, paskaisiu. Tai va, norėjau paklausti, turiu, va dabar Minecraftą žaidžiu ir turiu Battlefield Play for Free. Gal kam juokingai skambės tas Play for Free, bet iš tikrųjų man tai tas pats kaip Battlefieldas, tik tai kad nemokamas. Ir man, pavyzdžiui, tinka žaisti. Visai toks nieko visai. Tai vat, siūlykit kokio žaidimo žaisti, ten per daug gerų nesiūlykit, ten kai būna visokie ten karočią, kur ten paskui man, ta prasme, išneštų, bet ant tų grafikų ten visų, kad kai filmuočiau nelagintų labai. Na dabar, aišku, per frapsus filmuoju, truputį lagina, bent jau man pačiam ten daug FPS nėra, bet turiu kitą filmavimo programą, tik tai dar ten pilnai nenustatyta, viskas pats dar nelabai moku naudotis, bet kai išmoksiu, per ją filmuosiu ir per ją nebus jokio lago, tai tada galėsiu ir geresnius žaidimus filmuoti. Tai va, siūlykit, rašykit kokius žaidimus ten. Galit siūlyt, pavyzdžiui, obalys reikia pasimti. Galit man tą pasiūlyt, kai būna Minecraft žaidimai, adventure visokie. Tas, va, norėjau paklausti iškart, ko labiau norėtumėt Hunger Game'o ar to, kaip ten jis, PvP Wall kažkoks tai ar koks, ten žinau, kad tas Wall ten, kur 4 sienos tipo yra, ten turi susirinktos visus daiktus, ten pasiruošti ir eit kauti, ten paskui po 10 minučių ar kiek ten, kai laikas praeina. Ar norit, kad daryčiau Skybloką? Žinoma, jis jau pabodęs, bet gal kas norės, kad daryčiau Skybloką. Tai va, dabar turiu YouTube savo kanale 5 subscriberius. Ir kai bus, kiek, tarkim, 20 subscriberių, nes kaip vis tiek, kaip naujas kanalas, 20 subscriberių, ir kai tie subscriberiai atsiras, bus toks, kaip čia pasakyti, toks, special video, dar nežinau, bet tokių porą variantų turiu. Aišku, nesakysiu jų, nes noriu, kad išliktum tik tai pas mane galvoj, ne jūs irgi žinotumėt. Gerai, šitą medį nukirtu į varo chatos, nors ne, chatos nestatysiu. Chatą bandysim kitoj serijai statyti. Nes man norėčiau eit pasikasnėti. Gal kas nors gali iškart klausti, koks čia tekstūr pekas, tai tuo aš jums pasakysiu. Tuoj nukirsiu šitą, žudysiu tiksliau, nenukirsiu. Davai, kaip čia pašok, žinau, reikia, kad tipo daugiau įkir damage duotų. Pašok ten ar kažkas tokio. Kas yra višta, tai čia, girdi, ko tu čia, blėt. Oi, atsiprašau, nes, ką tu bėgi, tu girdi, kas čia dabar, strigo mane, what the fuck. Nice. Pastringa pas mane kartais būna. Tu girdi. Lagas, karočią užkimsi žiūrį. Texture packas, options, texture packs. Čia nekreipkit šitos du. Faithful. Karočią, jeigu netingėsiu, įmesiu linką, kas norės atsisiųsti. Dar turiu šitą modą, Optifine. Galėsiu įmest, kas norės. Tai tas Optifine modas, pavyzdžiui, daug kas gali galvot, kad jis tiesiog priartina, va, kaip dabar ten, va, priartina mano, ne? Priartina. Bet iš tikrųjų jisai
pagerino žaidimą, ten taip FPS ten pakelia ar kažkaip tai levesniem kompiuteriam, kurių Minecraftas stringa ir, pavyzdžiui, kaip dabar vainam į Options, Video Settings ir per paprastą Minecraftą turi būti va toks va mygtukas, kaip čia Fast yra. Ir ten spaudiniai ir turi būti ten tas Short, va ten Far visokie ir čia dar Extreme yra, bet aš Extreme nejauksiu, tai bus užstriks paskui. O va kaip yra distancija Tiny, tas plus 16, ten to dūmų sumažina šiek tiek, va Short dabar yra. Nu tiesiog duoda daugiau prieimo prie grafiko, ten visokių nustatymą, kaip čia galim pasakyti jums. Smooth level, va. Kas čia dabar buvo? Iš tikrųjų net neatsimenu, ką tas smooth daro, bet aš išjungsiu, nes man nereikia. Nu va. O, ai, neišeis. O, žiema kaip tik. O, ščiukas, sveiks vyras. Kur bėgia, girdi? Nu gerai, man reikia vieną dar nužudyti. Ir vėl. Pasibūgna, va. Ploju rankam ir užbėgu. Gerai, sustojom, vse. Nu, davai, man dar vieną nužudau ir vse, aš einu, lauk iš čia. Palieku jūs ramybėj, gali toliau paruotis. Davai, taik čia, ką tu bėgi, girdi. Aš savo mačiutį paskusiu. O, kiek gavau? 3. Man dar vieną reikia, aš noriu gauti tą, aš noriu bent jau batus arba šalmą pasidaryti. Karočią, kažkokia nevaisinga buvai, nieko nedavė. Sensitivity jaučiu, man reiks pasidydinti, nes kartai labai. Kažin ar tekstūr pakas sukelia lagą, man labai įdomu. Reiks paskui patikrinti. O, jį iškart valgyt noriu. Obelis valgys. Ai, nereiks ir šitų. Iš tikrųjų, man šitas tekstūr pakas žiauriai gražus yra. Aišku, aš kuriu savo, o pala gal, aš jums gal ir parodysiu, žinokit, palaukit tekstūr pak. Man atrodo, šitas turi būti. Va, jungkis. Nu va. Jis yra viskas tas pats, originalus, kaip ir visi kiti, tik tai aš pasidariau. Gali atrodyti labai keistai čia, bet aš pasidariau po prikolu. Pats nusispalvinau ten viską. Nebuvo ką veikti, pasispalvinau biškį. Pala. Žinau, kad dar turėtų vienas dalykas būti čia pakeistas arba kitam tekstūr peke. Tai... Ne, man reikia iššokti dabar į vandenį. Ne, nesikeičia. Su pasidaręs bent jau per vieną, žinau, kad tikrai esu pasidaręs kaip į vandenį iššokį tau tie visokie ten pribombasai netokie viskai pasirodo. Kur tas vanduo, tipo tie balionai, tas tipo oro burbulas, tai pas mane toks spalvotas buvo. Ir kai mušu turėtų būtent toks spalvotas. Nu, bet nieko, bandysiu savo tekstūr peką tokį paprikol daryti. Nu va, gerai, kur čia XP reikia pasimti? Sio, dabar į kurią pusę man čia varyti reikia. Nustatysim, nustatymus pakeisim. Ant far. Iš tikrųjų, FPS nekiek nenukrito ir nelagina dabar. O, keivą radau, kaip puiku. O dabar man jį reikia nusileisti. Ai, tus. Nežinau, ar girdėt, ar jeigu girdėt tą muzikėlę, tai čia ledų mašinėlė važinėja. Eisiu pas mamą, prašysiu kados pinigų ledam nusipirkti. Ai, iškart gali kas pagalvot, kad čia ta ledų mašinėlė Lietuvoj, bet čia jinai Anglijoj. Kas šiu? Pirmą kartą matau tokį crafting table. Ta tekstūrų peką nelabai naudos, tai nelabai žinau aš. Pagariukai. Все. Einam koalo, anglies, čia lietuviškai. Einam anglies kastis. Galima lėktai iškasti šito pikeksu? O, galima, gerai. Šiek man šis tekstūrų pakas žiauriai gražus yra. Žiauriai gražus yra. Toks sveifiškas, ten toks truputį. Ne, iš tikrųjų jis žiauriai man gražus ir man tiesiog toks patinka, toks kaip anksčiau turėjau ant senesnių versijų tokį, ten kaip skaitosi ten toks ryškiausias, pats ten kažkoks tai, ten realistic HD kažkas tokio turėjo būti. Tai žiauriai panašus į šitą buvo. Dar nesu matęs šarvų karočiai jokių per šitą, bet kažin ar šarvai ta prasme keičiasi. Jeigu keičiasi, pažiūrėsiu, jeigu bus panašus į tą, tai čia ar nebus tas pats karočiai kūrėjas sukūręs.
Šitą teksto back. Tai va, kaip pramoksiu, nu aš ten žinau jau viską, ką daryti, reikia viską. Jeigu kas nors norit, va kaip ten rodžiau, nuspalvinta yra, tai aš ir tuos visus ten itemus gali ten keisti, ten spalvinti, ten karočią, kaip yra, pavyzdžiui, va tas pikeksas, jūs galite pasidaryti, kad ir juostutę, nu patys tiesiog galite viską išeditinti, perdaryti. Tai jeigu norėsit, aš galėčiau jums tokią pamokėlę trumpai kelti, nes kaip daryti, aš jau ten tą visą pagrindą žinau, tiesiog nesidarau, nes nežinau, kaip ten gražiau atrodo, aš nelabai ten prie tų dizainerių esu, tai belė kokias spalvas sudu, kad spalvotas būtų ir viso. Ai, dar per tą, kur rodžiau, spalvotą esu pasidaręs vilną, tiesiog kaip ir tokia vilna, kaip čia pasakyti, jeigu rasiu parodysiu ten tą vilną, jinai turi būti tokia kaip, tiesiog iš tos vilnas, kaip jinai tokia būna, su biški tokia spalvu, tokia pilkesnė, tokia, baltas, tokia pilka maišyta, tai aš tiesiog pasidariau visiškai baltą, tokia kaip sniego, čia tą, ironas, puiku, ir ten, kaip sniego pasidariau tą visą, temstį jau, ne, gerai, mano video trunka apie kokią 10 minučių, gal 11, nežinau. Sakau, aš čia daug kalbu ir tai nei tema kalbu, tai nepykit taip labai. Pirmas videos, žiūrim šarvai, netaip sudėjau. Batai. Ne, vapšė kitokie, bet irgi geri batai. Tai va, čia mano tikriausia ir baigsiu savo epizodą, nes iš tikrųjų neatsimenu, kiek aš nustačiau. Kiek laiko jis trunka jau. Bet nieko tokio, šitas epizodas bus toks mano trumpas epizodas, antras jau bus ilgesnis, nes sustatysiu laiką ir prasitęsiu tam YouTube, kad galėčiau daugiau negu 15 minučių. Ir tikriausia antras epizodas bus 20 arba 15 minučių, jeigu šitas jau nėra 15 minučių. Tai va, čia mano buvo pirmas epizodas, mano kanalą, prenumeruokit mane, laikinkit, komentuokit, šerinkit su draugais, kaimynais, mačiutėm, tėvam rodykit ir ten, mokyklą šerinkit. Tai va, susitiksim antram epizode. Iki.